7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Įdomus pastebėjimas, kad 7 iš tų mano išvardintų nebuvo gimę tuo metu, kai Fernando Alonso debiutavo Formulė 1. Labą rytą, labą dieną, labą vakarą. Su jumis Greičio formulė ir grįžtam jau su 2025 metų sezonu. Čia Arūnas Baratinskas. Ir Arūnas Valungevičius, sveiki visi. Tai I am back. Visų pirma, ačiū linkėjimai Laurinui Matoniui ir ačiū už, kaip lietuviškai, pakeitimą. Už pavadavimą. Ačiū už pavadavimą. Laikinai einantis pareigą. LEP. LEP, LM. Okay. Tai visus žiūrovus turbūt visų pirma pasveikinam oficialiai jau su sezono pradžia. Turbūt geresnės sezono pradžios vargu galėjom ir tikėtis. Na, mes dar prieš filmavimą, ko gero, tarpusavį taip pasistebėjom. Jeigu būtų, pagal klasikinį scenarijų Bahreinas, ir ekonominiais sumetimais testai ir paskui iš karto savaitgalis lenktynių, jeigu Bahreinas būtų atidaręs sezoną. Tai kas prisimintų tas, tik dėl to matyt, kad pirmos lenktynės, ar ne? O atvažiavom į Australiją, atgaiva vien matyti tą trasą žiūrovus, tą, žolytę, tą posūkius, kurių tarpe yra ir greitesnių, kur modeliuoti reikia važiavimo greitį, kur ieškoti to, kur trasa evoliucionuoja. Labai nesinai turi bendro naudojimo vietų ir vėl kabo tas, kad sekmadienį gali palyti, beveik tikrai. Ir, tikrai kažkas... O iš žiūrovų perspektyvos tu atsimeni tos laikus, kai anksčiau sezonas visą laiką prasidėdavo Australijoje. Tai buvo gana ilgai. 5 ryto gal, ne 6. Gana ilgai ir anksti. Tai. Aš atsimenu kakavos puodelis, sureliai šokoladininkai. Kai kalbėjo apie lenktynės tik. Tik tai yra tokia viena savaitgalio auka, bet buvo entuziastų, kurie norėjo matyti viską. Tai yra visas laisvas treniruotės, kurios prasideda 3 valandos 30 minučių. Tai aš galiu pasidžiaugti, kad apie komfortą kalbant, apie tų žmonių, kurie, šiais laikais turi galimybę pasižiūrėti bet kada, bet ką, ar ne? Tai yra su bet kokiu uždelsimu. Galbūt matai ne tuo metu įvykius vykstančius ir galbūt tu gali netyčia, kažkas tau gali įmesti, užmesti plytą ant galvos, kad oi, matai, kas ten buvo, o tu dar nežiūrėjai įrašą, Bet tikrai nežinau, kada taip buvo lengva naktį dirbti, kaip šį savaitgalį. Nes tas hypas toksai susijaudinimas dėl to, kad prasideda sezonas ir kad jis būtent prasideda tokiu būdu, kai vėlgi buvo laiko ant sausos trasos pamatyti grubiai. Aišku, trasa nėra labai reprezentatyvi, bet vis tiek buvo galimybė pačiupinėti šiek tiek, kaip automobiliai daro ir vėl pamatyti, kad realiai beveik visos komandos yra pasiruošę. Gal sakyčiau, iškrito iš konteksto laisvose treniruotės, gal ir visą net savaitgalį Haas ekipą. Bet, nebe Bermano pagalbos, gal, kaip pagalbos. Prisidėjo. Padarė įtaką 2 nauji pilotai, ta prasme, kad komandai nauji pilotai ir Bermano faktiškai nedalyvavimas visiškas, ar ne? Ir dar dėl, ne tik nedalyvavimas, bet dar tas akmuo po kaklu, kad reikia remontuoti automobilį, ir niekada tu negali būti 100% tikras, kad suremontuosi, kas ir buvo, ar ne, vieno iš treniruočių, kai kvalifikacija, atsiprašau, taip. Tai, sorry, bet kita vertus, stabilus techninis reglamentas, jisai kaip ir logiškai sako, jisai piešia ateitį, kad komandų pajėgumai panašės, nes lyderiai anksčiau atsirėmė į tą viršų tobulinimo į lubas, o kiti tiesiog toliau eina, kokį biudžetą jie beturėtų, bet jie vis tiek žingsnis po žingsnio kopijuoja tuos geriausius sprendimus, ieško savų ir jie artėja prie tavęs. Čia turbūt puikiausiai pasirodė apie tai, ką kalbėjo Williams ir Alpine. Jie tokie 2, kurie labiausiai šoktelėjo. Bet jie šoktelėjo su labai grubiai pernykštę. Čia labai įdomu. Reiškia, jie sugalvojo, kad geriau
maksimaliai pabandyti ištobulinti tą, ką turėjo, o nesiimti jokių... Na, bet Alpina praeitam sezonui darė naują automobilį, nes jie su praeitą mašina buvo pasiekę tokias kaip lubas, ar ne? Ir akivaizdu, kad daryti naują automobilį ir paskutiniam sezonui dar vieną naują daryti būtų absurdiška, turint galvoj, kad tau reikia pasilikti vėlgi planuoti tą ir resursus visus tam visiškam keitimuisi techninio reglamento. O Ferrari, pavyzdžiui, žiūrėk, Ferrari turbūt vieninteliai, kurie tokį drastišką padarė. Labai smarkiai pakeitė automobilį. Priekinę pakabą padarė iš to apvertė visiškai. Iš pušo į pūlą. Taip. Tai tikėtina, kad jie naudos tą konstrukciją arba filosofiją ir nuo 2026. Gali būt, kad tai yra tolyn einantis projektas. Na, nemažai ginčių sukėlė čia nėra kažkokia skirtinga ta pakaba, nes jau mes matėme Red Bullį senai, pradėjusi naudoti tą ištisinės viršutinės priekinės svirties dalies detalę ir dėl to jų galinis taškas viršutinės svirties tvirtinimo buvo nuleistas žemyn tam, kad tą pasipriešinimo stabdant panirimui efektą išgauti geometrijos. Na ir dabar McLarenas nuėjo į tokią visai ekstremalią versiją, kai tas antrasis tvirtinimo taškas viršutinės svirties, jisai nuleistas iki maždaug lygio, kur teoriškai būtų apatinės svirties antras taškas. Įdomu. Ir, aš įsivaizduoju, kai žiūri, kas darosi su kinematika. Taip, tai skatina pasipriešinimą tam nerimui. Bet, teoriškai kalbant, tai geriau būtų kelti apatinės svirties antrą tašką aukštyn, negu leisti viršutinės tašką žemyn. Tada pasipriešimas būtų didesnis. Gal dėl to, kad oro srautai viršuminėje. Kalba žmonės apie tai, kad labai atlaisvina aerodinaminiam srautui reikalingą kelią. Antras, reiškia, efektas. Bet aš matau dar trečią efektą, apie kurį niekas nekalba. Tai yra, kai toks viršutinės svirties pasvirimas, tai ratas eidamas aukštyn, jisai labai smarkiai ir atgal kartu eina. Tiksliau, ratas mažiau eina, bet ta šis, ant kurios sukinėjasi posūkio metu priekinis ratas, jinai verčiasi. Jinai kylant pakabai į viršų, jinai verčiasi. Ir jeigu, sakykime, anksčiau, kai Formulė 1 naudojo 13 solių ratus, tai, tas kinematinis judesys buvo padanga suvalgydavo. Santykinai mažiau valdomas, kadangi pakaba buvo tas nevaldomas elementas, tarpininkas, ar ne? Tai dabar su 18 solių ratais ir žemesnio profilio padangom, žinoma, pakabos įtaka daro, ko gero, automobilio charakteristikom žymiai didesnę įtaką. Tai yra įdomu, bet vėlgi, ateinant į savaitgalį ir netgi laisvose treniruotėse atrodė, kad McLarenas dirba panašiai, kaip ir dirbo Bahreino teste. Taip, nieko jie ten nerodė. Nors visi kalbėjo, kad jie žymiai greitesni. Tai yra, kad tie įrankiai, kurias turi komandos, matavimui ir lyginimui, ar ne, dalykų, jie vis tik turi galimybę, neatmesti, bet įvertinti padangų būklę, padangų mišinį, kūro kiekį nuspėti ir panašiai ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad varžovai baisiai pagarbiai kalbėjo ir taip su pavydu. Testuose labai jie išsidavė, McLarenas šiek tiek gerai važiavo tom ilgom distancijom, kai bandė race simulation. Ir tas lygtais nesimato, kai tu pasižiūri į ratų įveikimo laikus, bet stebint iš išorės, kad štampuojami vienodi laikai ir lėtėjimas jų yra labai tolygus ir nedidelis lėtėjimas. O tas lėtėjimas kalba apie tą, kaip tu naudoji, valgai padangas, švelniai tariant, kas vėlgi, kalbant apie lenktynės, yra labai svarbu automobiliui. Tai tos kreivės buvo įdomus, atsimenu, nagrinėjau. Gerai, o jeigu, perinant irgi, vienas iš techninių momentų, kuris buvo labai įdomus šį savaitgalį, Racing Bulls, viršutinės variklio tą dangtis neturėjo, šoninės tos pontonai. Tu kalbi ne apie radiatorių gaubtus, o variklio kapotą, grubiai šnekant. Ir juose pas Racing Bulls, jeigu neklystu, pas vienintelius nėra jokių angų aušinimo. Išmetimo oro. Išmetimo, jo. Tai va čia labai įdomu.
Aš matau gana didelį pasikeitimą koncepcijoje. Ko gero didžiausias pasikeitimas matomas šių metų bolidų, ar ne? Man pasirodė tai, kad visi labai dėmesį sutelkė, ne visi, bet daugelis komandų labai telkė dėmesį mažinimui tos galinės išleidimo angos. Ypač tai akivaizdžiai matosi McLaren bolide, Alpine bolide, o Red Bullis atvirkščiai lyg tai netgi praplatino tą angą, bet ko gero jie ją praplatino dėl to, kadangi jie norėjo matyti žemiau atidaryti daugiau orui vietos ir dėl to jie tokį padarė, kad difuzorius viršus būtų maitinamas rautu ir dėl to jiems gavosi šiek tiek platesnė anga. Bet man įdomu pasirodė, kad šiek tiek atsirado tokių koncepcijos skirtumų ir jeigu tu sakai, aš gal per daug neanalizavau Racing Bulls automobilio, tai jeigu tu sakai, kad jiem pavyko tą padaryti netidarant kitų rangų, nes kai mes kalbam apie tą patį McLareną, ir apie bet kurią kitą komandą, tai jos visur priorganizavę įvairiausių dar papildomų angų, kur dalį srauto gali išleisti prieš jam pasiekiant, reiškia, tą angą. Pas juos stebėkim Kinijoje, ar bus taip pat ar ne, bus labai įdomu. Ką mes dar pamiršom? Pamiršom turbūt pradžioj priminti visiems, kad paspaustumėt laikus, pasidalintumėt su draugais, užsiprenumeruotumėt mūsų kanalą ir būtinai varpelį užspauskit. Tikiuosi, kad šiais metais visą sezoną mes turėsim galimybę būti su jumis, dalintis mūsų pastebėjimais, įspūdžiais ir aš įtariu, kad mes taip pat stengsimės ir šį sezoną pasikviesti svečių, kurie, bus labiau ar mažiau specialistai, nesvarbu, bet gal iš įvairių, kaip sakyti, sričių, turintys žmonės galbūt kitą požiūrį, vėlgi kito amžiaus, ir panašiai ir taip toliau. Ir manau, kad tokia, apytiesė gimsta tada, kai kuo daugiau skirtingų nuomonių. Įmetamos skirtingos šiek tiek nuomonės. Šį sezoną dar įdomu, kad aš kadangi statistikos esu mėgėjas ir fanatikas. Tai tas irgi yra įdomu. Tai žinai, kad, pavyzdžiui, 12 lenktynininkų iš šių metų peletono yra Formulės 2 absolventai, reiškia, ragavę kažkada Formulę 2. Tai yra, kad jie savo kelyje į Formulę 1 praėjo Formulę 2. Taip, būtinai praėjo Formulę 2. Tai galiu pavardinti Leclerc, Russell, Norris, Albon, Tsunoda, Piastri, Lawson, Berman, Duan, Antonelli, Bortoleto, Hadjar. Tai yra, galima sakyti, nauja tendencija. Nes faktiškai visi naujokai šio sezono yra iš Formulės 2. Taip. Tai jeigu mes žiūrėtumėm istoriškai šiek tiek labiau, ar ne, grįžtumėm į ten senos laikus ir panašiai, tai tais laikais buvo gana populiaru šokti iš F3 iš Formulės 3 tiesiai į Formulę 1. Net tiek populiaru buvo, kiek kad komandos medžiojo talentą. Ir dar nebuvo ta, kaip sakyti, to lipimo karjeros laiptai sistema sukurta, kuri dabar veikia faktiškai kaip fabrikas jau. Taip. Tai visos komandos turi savo junior komandas Formulėje 2 ir Formulėje 3. Kaip Formulėje 3 ir dar žemiau matyt nuo kartingo laikų, kai kurie žmonės jau yra. Tai tas pats Antonelli, tas pats Bortoleto, tas pats Formulės 3 čempionas, Formulės 2 čempionas. Tai šitas faktas, kurį tu paminėjai, tie 12 pilotų iš Formulės 2, ko gero tik tais rodo, kad jau Formulė 1 turi visą pilną ciklą auginimo talento savo nuo ten labai žemo lygio. Visi suprato, kad tai yra vienintelis būdas, nes mes čia ginčiomės kitą temą kažkurią dieną. Tai akivaizdžiai rodo, čia kalbant apie lyginimą čempionų kažkada buvusių ir dabartinių čempionų, aš sakyčiau, kad jų neįmanoma lyginti vien dėl to, kad dabar autosportas yra absoliučiai nepalyginamai profesionalesnis. Tarpusavėje. Tai yra šiais laikais gal toksai net tokio lygio sportininkas kaip Strolas, kurį čia kai kurie gali pašiepti laisvai. Ko gero, numetus į ten 20 metų atgal, jisai ko gero labai lengvai kaip riešutus gliaudytų savo varžovus. Su šitom žiniom taip. Bet taip, su tokiu pasiruošimu. Čia jau mes back to the future. Į šoną. Gerai, tvarkoj. O dar iš skaičių, tai kalbant apie tos pačius naujokus, yra toksai
įdomus pastebėjimas, kad 7 iš tų mano išvardintų nebuvo gimę tuo metu, kai Fernando Alonso debiutavo Formulė 1. Tai Alonso debiutavo 2001, Australijos, Minardi automobilių, toks buvo Giancarlo Minardi komanda. Tai dabartinė Racing Bulls. Dabartinė Racing Bulls komanda. Tai Alonso tada debiutavo ir jam jau tada buvo kiek 21, man atrodo, kažkas 20. Nu, jisai gana jaunas. Pagal tų laikų standartus jisai buvo jaunas. Tai Antonelli, Berman, Hadjar, Piastri, kaipgi tas Duanas, Bortoleto ir Lawsonas, jie dar nebuvo gimę. Okay. Tai čia uždarom linksmos statistikos skyrelį ir einam pasikalbėsim apie turbūt penktadienis, šeštadienis. Ten buvo keletą avarijų savaitgalį, bet turbūt pagrindinis veiksmas, ne, apart to Bermano ten sudaužymą, apart kas dar buvo tokio pastebėto, kad nemažai, man atrodo, 4 lenktynininkai per praktikas ir per kvalifikaciją, neatsimenu ar kvalifikaciją, ar ne, suklydo užvažiuodami per plačiai ant žolės. Neužfiksavai šitą momentą? Aš labiau, ko gero, stebėjau tą situaciją 6 posūkyje, kur daug žvyro buvo. Ten iš greičio, bet aš kalbu apie tos, pavyzdžiui, 1, 2, tai vat, prieš trečią posūkį, kur reikia pasimti, kol įmanoma kairiau, tai daug kas pasimdavo ten, užkabindavo šiek tiek bortą, užkabindavo žolę. Tai bolidai susiaurėjo šiek tiek. Nelabai suprantu, kodėl... Bolidai dar nesusiaurėjo. Kitais metais jie reikšmingai susiaurės. Na, bet, žinai, aš įtariu... Ko gero, labai sunku 100% kontroliuoti automobilį stabdymo zonoje. Ir gal dažnai tai yra nesąmoninga. Tai yra, kad nevaldomas šiek tiek paplaukimas ant slystančios šiek tiek stabdymo metu padangos gali būti. Dažnai, nes aš nenorėčiau gal ginčytis, bet įtariu, kad pilotai yra tiek profesionalūs, kad jie atstumą tarp padangos krašto ir barjero, ko gero, jaučia gana tiksliai. Tai žiūrovam klausimas, kokie jūsų pastebėjimai? Ar sutinkat, kad klaidelės, ne tai, kad ar sutinkat, o parašykit, kaip jūs manat, dėl ko šitos klaidelės buvo matomos. O toliau, jeigu kalbam apie kvalifikaciją, kokių siurprizų pamatei rezultatuose? Sakyčiau, nustebino, ko gero, Williamsas nenustebino, o tik patvirtino, kad tas greitis, kurį jie rodė, visiškai kitokoj trasoj Bahreine, kad jisai nėra iš piršto laužtas. Na taip, tai nebuvo tas greitis, kur Sainzas pasiekė Bahreine geriausią rezultatą. Tai yra, jisai nepretendavo į tokį rezultatą. Bet patvirtino... Jie matėsi, kad jie yra penkta komanda pagal greitį. Patvirtino tą spėjimą, kad jie tikrai padarė didelį šuolį į viršų. Vėl, Racing Bulls, ko gero, vien jau dėl to, kad prie Tsunodos prisijungė jaunuolis Isakas Hadžaras. Ir jų pasirodymas ne tik Tsunodos, bet ir Hadžaro, ko gero, aš sakyčiau, į labai didelį pliusą užrašyčiau šitos komandos pasirodymą. Bet ar nėra taip, kad paskutinius kokius gal 3 metus tas Toro Rosso arba Racing Bulls sezonų pradžioj, ypač pirmose lenktynėse, ir paskui labai nugesta. Ir paskui nugesta. Sunku pasakyti, bet aš įsivaizduoju, gal negalima tai pasakyti, bet ko gero Maxas Verstappenas tame bolide galėtų konkurencingas būti kovoje dėl pole pozicijos. Ar ne taip? Gali būti. Kalbant apie Verstappeną, nežinau, Lawsoną gal per anksti dar, net nepanaudočiau žodį nurašinėti, bet matėsi, kad žmogus kažkaip persistengė. Į karštą vandenį įmestas. Jo, ir apsidegino. Tai, nežinau, kaip ten... Aš įtariu, kad bet kam būtų sunku, ypač su minimalia patirtim, būti partnerio Maxo Verstappeno Red Bull komandai. Bet kam. Bet jisai pirmoji kvalifikacijos dalyje atsiliko sekundę. Tai yra baisu. Žinai, aš prisimenu tuos Gaslio pastebėjimus, kaip
kaip Red Bull, kai sukuria bolidą ir paskui jį tobulina, artindama prie to, kas duoda greitį Verstappenui. Taip. O Verstappenui duoda greitį tas aštrinimas. Tas, Albonas čia irgi tą patį minėjo. Tai aštrinimas, artėjimas prie tokio automobilio, tokios būklės, kuri pasidaro nuodinga, neįmanoma kitiem pilotam. Todėl, kad jo tokia specifika. Ir komanda, ieškodama greičio, žinoma, tą daro sąmoningai, to, kad Maksas veža rezultatus su tokiu bolidu. Ir jinai eina į tą pusę visą laiką. Ir jeigu mes šių metų bolidą galime laikyti evoliuciją pernykščio, taip, jie turėjo ten problemų su balansu, kintančiu, tai priekis lysta, tai galas. Jie bandė spręsti šitas problemas ir tvirtina, kad jiems tas pavyko, ar ne? Tai aš įsivaizduoju, kad bolidas jau sezono pradžioje yra labai nuodingas. O žmogui atėjusiam iš viso, ne iš išorės, jisai žinoma, jau tą komandą žinojo ir tai jam turėtų būti situacija, kurioje jisai gal niekada nesugebės adaptuotis, kaip Sergio. Pasižiūrėkim, nes tuo metu, kai jisai bandė Red Bull bolidą praeitais metais, pagal jo rezultatus tų testų Silverstone čia buvo, čia pirmoji sezono dalyje, 2024. Buvo kažkada, apie pusę, sakykime. Tada jisai atsiliko nuo Verstappeno 0-2. Tai tas automobilis dar buvo, sakykime, suvaldomas. Vėl, žinai, dar reikia įvertinti, kad Lawsonui šita trasa nepažįstama. Tai atsirado dar vienas faktorius, kad tu labai mažai turi patirties tai užduočiai, kuri prieš tave iškilusi. Galbūt. Tai turbūt vienas iš tokių esminių momentų, kaip paminėjai, kad Williamso greitis, kur nustebino trečioji turbūt kvalifikacijos dalyje labiau Albonas iššovęs, o Sainzas šiek tiek padaręs klaidelę. Nors visą savaitgalį iki šiol Sainzas vežė visur Albonui, taip, ir ten ilgų. Tai rodo, kad Albonas vis tik yra means money, žinai, means business. Žinai. Jisai žino, kokio sunkumo jam yra užduotis, neatsilikti nuo Sainzo, ar ne, su juo konkuruoti. Ir jis, man atrodo, yra pasiruošęs tam. Tai tas yra faina. Smagu jo. Ir nustebino, kaip irgi jau minėjai, turbūt nustebino labiausiai, tai Tsunoda ir Tsunodas 5 rezultatas. Įdomu labai bus, kaip Kinijoje, ar tęsis tas Racing Bullsų Mane nustebino greitis. Alonso, man atrodo, kvalifikacijos dalyje, kai jis ten purpurinius sektorius pradėjo. Buvo momentas, buvo. Bet paskui lemiamam bandymui jau buvo pažeidęs automobilio dugną, nes ten, kai pradedi vaikščioti ant pilio ašmenų, tai baigėsi viskas greitai labai. Ir iš šeštadienio į sekmadienį, jeigu perinant irgi per naujokų prizmę, pavyzdžiui, puikus pavyzdys teigiamą pasikeitimą būtų turbūt Kimi Antonelli, kuris iškrito pirmoji kvalifikacijos dalyje, ten klydo, atrodė, kad jisai Russelo tempo nesugeba palaikyti, o žiūrėk, kaip sekmadienį visą tai pavirto. Apsivertė atgal ir netgi buvo momentas, nežinau, man atrodo, transliacijos metu jo nerodė, jisai vienu metu, kur buvo tas pirmas, antras posūkis ir ten labai slidu, jisai ten taip smarkiai buvo suslydęs, taip pagavo automobilį. Ir dar buvo toksai epizodas ir buvo epizodas, kad jis toj pačioj vietoj paslydo, kur laisvų treniruočių metu apsisukęs buvo Russellas būtent ir baigėsi be kontakto realiai sustojimu. Jis sugebėjo ant šlapio tą patį padaryti. Jau lenktynės. Supranti, įvertinus tai, kad lenktynės buvo tikrai labai sudėtingose sąlygose. Ne tik, kad slidu buvo, bet tas slidumas keitėsi, evoliucionavo visą laiką. Į vieną ir į kitą pusę. Kiekvieną tą patį posūkį atvažiuoji sekančiame rate ir gauni visai vėl kitas sąlygas. Tai ant kiek jisai adaptyvus yra, tai, kad jisai pasirodė lenktynėse gerai, ko gero labai rimtas pavojaus signalas George'ui Russellui yra. Nes panašu, kad tas vaikinas turi ne tik sugebėjimą greitai važiuoti, bet jisai turi sugebėjimą labai adaptuotis ir mokytis dalykų. O tai yra vienas turbūt iš esminių momentų, kur kažkada Barrichello buvo to stiprus, jeigu atsimeni, tokiuose besikeičiančiuose sąlygose. Vettelis kažkada irgi, ne vien jie, bet tokie įsimintini. Ir dabar
Paminėjus Antonelį, pasižiūrėkim, kaip sekėsi kitiem naujokam. Kalbant apie lenktynės, žinoma. Tai faktiškai kiti naujokai maždaug jiems taip ir sekėsi, kaip buvo galima tikėti. Bet išsinaujokino netgi. Ne, bet klausyk, sąlygos iš tiesų išimtinai sudėtingos buvo. Daugelis iš jų neturi patirties nei su tom padangom darbo, nei su nauju automobiliu, nei su trasa pažįstami gerai tiek, kad, Hadžaro atvejai paimkim, jisai net važiavo iki startinės vietos. Jisai apšilimo formavimo. Nors, ką tu sakai dabar aš kaip prisimenu, kokie būdavo atvejai, pavyzdžiui, kur Schumacheris yra sudaužęs apšilimo rate, kur Imoloje ar Interlagose kažkur. Buvo. Žodžiu, tai tokiu atveju būtų, jo, make sense. Bet, o Hadžaro momentas mane šiek tiek taip, ne tai kad sugraudino, bet sujaudino. Pats Antonelis, vėlgi tu matei, kaip jis buvo įspėtas, kad tik, man atrodo, radio ryšį transliavo tiesioginės transliacijos metu, kad tik tais neliepk ant tų dažytų baltų juostų. Ir po kažkiek laiko rodo, kaip jisai stabdymo zonoje lipa ant balto ir kaip mašina pradeda slysti, supranti? Tai yra, kad nėra taip, kad tau kažką pasakė ir tu jau įsirašai tą. Tu turi savo kailių suvalgyti viską. Šitie momentai mane stebina, žinok, kiek metų. Aš dabar prie Hadžaro grįšiu, bet šitie momentai, jie pasitaiko pastoviai, netgi patyrusiam lenktynininkam. Kai lyja, aš netgi žinau, kad ten, kur balta, yra slidu. Tai tą žino visi. Tai tu paklaus bet kurio žiūrovo. Kodėl tu pasiimi tokią plačią trajektoriją? Todėl, kad nori greitesnis būt, nori patiesinti trajektoriją. Išvažiavimą geresnį turi. Verstappenas tas pats nekartą yra įrodęs, kad per lietų reikia važiuoti kitom trajektorijom. Čia kaip kartingė. Brazilijoje atsimeni pirmą kartą. Kaip jis lenkdavo visus. Priklausomai nuo trasos, taip. Reikia važiuoti ten, kur nėra gumos paklotos. Taip, bet gal tos gumos jau nebuvo. Gerai, čia vėl kiti niuansai. Tai Hadžaras ir jo apsivirkimas. Žmogus matosi emociškas. Jisai labai neblogas lenktynininkas yra, pralaimėjo ten tą titulą dėl tokio žioplumo, sakykime. Bet ar tau netrodo, kad Tsunoda nepakliuvo į Red Bull pagrindinį sąstatą dėl to, kad jis yra emocionalus labai? Jo. Man tai atrodo, kad būtent dėl to. Garantuoju. Tik dėl to. Tai ar tokia savybė, kuri, kaip sakyt, perkamosios galios neturi, ypač toj komandoj, kurioje jisai yra, ją demonstruoti, tai tu daryk, aš nežinau, tu graužk nagus, tu daryk, ką nori, tik tais nerodyk emocijų tokių, kaip rodė Hadžaras. Atėjo Hamiltono tėvas, žinai. Jo. Bet čia fainas gestas labai, fainas gestas. O Helmutas jau pasakė, kad čia kažkas tai... Helmutas yra per daug senų pažiūrų žmogus. Tai reikia pažiūrėti. Gerai. Vėlgi, apie kitus naujokus. Tarkim, Duganas. Tas pats. Duganas faktiškai toksai, kaip aš galvojau, pabuvo šį savaitgalį. Bet aš vėlgi, kadangi tai žmonės pradedantys savo karjerą realiai, tai reikia jiems duoti kažkiek laiko. Jie jiems duoti laiko. Aš tai duodu... Bartoleto beje pasirodė ko gero geriau. Atsimeni spėjau praeitų metų. Jeigu neskaičiuojant Antonelio, tai Bartoleto buvo labai geras. Aš iki šiol esu tikras, kad sezonas įsibėgės ir sezonas pasibaigs, Bartoleto bus geriausias naujokas. Aš esu tikras, kad bus geresnis už Antonelį. Ar jisai bus geresnis už Antonelį, aš nesilažinčiau. Bet tikiu, kad jisai bus tikrai, iš tų naujokų jisai bus tikrai vienas geriausių. Nes šį sekmadienį tas incidentas, kuris buvo su juo, tai nebuvo jo klaida, lūžo pakaba, ten kažkas... Man toks įspūdis, kad kai jisai važiavo per žvyrą, kad jisai nulaužė dugno detalę, kuri, kai automobilis pradėjo suktis, jinai atsikabino ir arba lūžo pakaba ten. Arba nulaužė dugno gablas. Nes ten akivaizdžiai matėsi, kai automobilis sukosi, kad toks smūgis ir staiga kebulas krenta žemyn. Tai prie tų paslydusių naujokų, įskaitant ir Liamą Lawsoną, kuris ten išsilaikė beveik iki pabaigos, bet ne iki pabaigos, dar reikia prijungti Sainzą, kuris akivaizdžiai padarė klaidą, nes jo ten buvo tas Torque Spike'as, bet Torque Spike'o komanda tvirtina, kad kažkas tokio buvo. Buvo, bet
po to, kuris ten aiškino, po to Leclerc'ui inžinierius sakė, kad žiūrėkit, toj vietoj yra ten ta kažkokia tai asfalto dalis, ten ar tamsesnė, ar šviesesnė, aš neatsimenu, žiūrėk ten atsargiai. Nu, tai nereikia per ją jungti pavaros, nes jungia pavarą kaip tik tuo metu, posūkė, greitėjant ir... Žinai, Sainzo ko gero dar pateisinimui kalba tai, kad tai jam nauja komanda ir garantuotai jisai nėra visai susipažinęs su automobilio, kaip sakyti, tuo software, tai yra programinės įrangos, kaip nustatyta yra lietaus sąlygom, reaguoja į paspaudimą, kokį akceleratoriaus ar jo atleidimą. Taip. Nes svarbus bet kuris elementas. Čia panašiai ir Hamiltonas dar yra netoj būseno arba būklėje, galėtų pasitikėti 100%. 9-8 gal. Ir sakyčiau, tai labai prastai nušviečia Leclerc'o pasirodymą lenktynėse. Nes Hamiltonas buvo irgi mestas į verdantį puodą. Ir grubiai šnekant tarp jų lenktynėse aš nemačiau skirtumų. Sutinku. Tai tas Leclerc'ui... Na, aš irgi tą patį sakiau dar praeitais metais, kad Hamiltonas bus greitesnis. Duok 3-4 etapus, aš manau, kad 3 kokių pakaktų ir jau matysim tą. Bet reikia normalių lenktynių, kur yra be jokių gedimų, be jokių lietaus ten atsiradimo, džiovimo. Kinijoje, kur panašu bus šį savaitgalį sausą, galbūt pamatysim tai. Ir taip šnekam, čia mes vargšus pilotus kauleliais narinėjom, ar ne? Iš blogos valios. Aš faktiškai iš savaitgalio išėjau. Taip, Norrisas paėmė pole poziciją, laimėjo lenktynes, paėmė greičiausią ratą. Bet, sakyčiau, apart to vieno epizodo, kai jisai paslydo ant padėvėtojų tarpinių lenktynių dar pirmojam trečdalyje ir praleido tada Piastrį į antrą vietą, tai ko gero Maksas Verstappenas buvo 10 balų. Tai yra niekas tokio lygio visą savaitgalį neparodė, kokį parodė Maksas. Jeigu paimsim visas aplinkybės ir... Taip. Sutinku, visiškai. Taip, jam gal buvo lengviau ta prasme, kad jisai buvo besivėjantis. Ir tai yra daugelių prasmių lengviau ir psichologiškai, ir fiziškai. Ir tu matai, kai prasideda lietus. Jisai matė abu McLarenus ten į žolę, į pūdymus nuvažiuojančių. Tu išloši visose tose situacijose. Taip. Tas yra faktas. Bet vėlgi, kaip jisai darė spaudimą paskutiniai lenktynių daly, po paskutinio restarto ar ne, safety caro. Kaip jisai nepaliko vilties, kad gal paspausiu ir vis tik prispausiu Norrisą, ar ne? Aišku, Norrisui psichologiškai žymiai sudėtingiau buvo, nes jam veidrodėlius dairytis ir tave spaudžia lyg tai žmogus, kurio automobilis lyg lėtesnis, ar ne? Ir jisai grasina tave lenkti, žinai. Ir jisai padarė irgi klaidelę nedidelę, ten slystelėjo ir tas atstumas taiga tarp jų pasidarė kontaktinis. Bet po to ir Verstappenas padarė klaidelę. Tai kalbant apie pilotų kokybę, ko gero, šitos lenktynės, nors juose ir nenugalėjo Maksas, bet žinai, prieš startą, kaip visi trynė rankom Verstappeno fanai. Lietus, tai viskas, jisai jos kaip vaikus išmaudės. Jisai jau neišmaudė, bet jis vis tiek parodė, koks jisai velniškai yra geras. Negaliu ginčytis. Man tas padarė įspūdį. Ir aišku, už Norrisą aš irgi sakyčiau, kad jisai puikiai atliko darbą, kad jisai dirbo tikrai tokio psichologinio spaudimo sąlygomis ir jam reikėjo sunku. Ne tik į priekį žiūrėti, o kontroliuoti, kas vyksta. Šį savaitgalį Norrisas buvo visiškai kitoks Norrisas negu praeitų metų Norrisas, taip? To jam ir trūko. Žingsnis padarytas. Žingsnis tikrai padarytas. Ar tai galios vis ilgai, pažiūrėsim, pamatysim. Ir vėlgi Piastris buvo žmogus, kur aš rizikavau spėti, kad Piastris gali nugalėtojų būti lenktynių. Ir jisai buvo faktiškai visiškai arti to. Bet tas epizodas, kai jie abu su Norrisu išlėkė į žolę ir tada... Ir kaip kas grįžo į trasą, ar ne? Tai, sakau, man pirmas įspūdis susidarė, kad skuba lėkti į trasą Piastris dėl to, kad jisai ginasi nuo staiga priartėjusio Makso. Bet tik vėliau mano kolega turėjo nuomonę, kad, sako, jisai ko gero bandė gaudyti
toj situacijoje Norrisą. Taip. Ir aš tikrai dabar faktiškai 100% tai nuomonį pritariu, kad... Nes Verstappenas buvo nuo jų labiau... Tai reiškia, kad tą godumo ir pamatotumo balansą Piastris nėra dar susidėliojęs savyje. Tuo tarpu Norrisas, kai buvo žadamas tas 3 ratam 2-3 lygio lietus, ne, kaip jisai komandą ragino, tai jeigu mes viską taip gerai žinom, tai geriau sustoti prieš prasidedant lietui. Tu paaukosi su Interiais sekundę, 2, bet suslikais ant šlapio tu 10 paliksi. Jisai buvo visiškai teisus. Tuo metu, kai jisai ragino savo komandą, atrodė, kad iš čia mišė, kad važiuos ant lietaus. Ir Maksas, pavyzdžiui, išlaikė dar tą ratą su slikais ant lietaus. Išlaikė Maksas. Tai kame yra Makso vertybė. Bet Norrisas realiai, sakau, emocionaliai atrodė man, kad jis čia mišė. O iš tikrųjų ne, jisai sakė... Čia buvo jo aikštės matymas, taip vadinamas. Taip, tai yra toksai, kai žmogus turi resursų procesoriuje savo, ne tik vairuoti automobilį, stebėti varžovus ir panašiai, bet ir šiek tiek prognozuoti, kas, jeigu ir kaip geriau būtų elgtis. Keletą žingsnelių. Taip, tai yra geras bruožas. Ok, tai žodžiu, naujokus, kadangi aptarėm visus turbūt ir visi jie pasirodė išskyrus jau minėtą mūsų Antonelį ne kažką. Dar toksai momentas, kuris buvo labai kritęs į akį, nežinau, padiskutuokim. Man pasirodė, kai prieš tą paskutinį safety carą, kai lietus buvo jau prognozuojamas ir kai visi pradėjo sukti į boksus, ar tu, būdamas Ferrari strategas, kviestum abu lenktynininkus kartu su visais, ar rizikuotum pasilikti? Arba bent vieną galbūt rizikuotum palikti? Aš sakyčiau, jeigu tu įmiesi kažkokio rizikingo plano. Nes jau buvo, Jeigu tu įmiesi kažko rizikingo, kas reiškia, kad tu šiek tiek vabankaini. Ir turi vėlgi labai panašaus lygio 2 pilotus, kaip yra Ferrari atveju. Tai akivaizdu, kad aš imčiausi vienoj pusėje. Galbūt tai buvo nepadaryta dėl to, kad nenorima kažkaip... Parodyti... Taip. Tai yra... Priklausomai nuo rezultatų būtų po to... Jo, nes kažkuris būtų laimėjęs toje situacijoje ir tada būtų kaltinęs. Arba senam... Kodėl? Jo. Taip, galbūt dėl to, aš taip įsivaizduoju. Nes kitaip tai ko gero no-braineris. O jeigu abu palik, nes jie vis tiek važiavo, jau matėsi, kad ant podiumo jie neatvažiuos, jie ten kažkiek taškų laimės, tai rizikuot, kad... Nes jeigu jie būtų surizikavę ir pasilikę ant hardų, galbūt ten tos 2-3 ratus kentėję. Tas kentėję, per tą laiką kentėję, jie galėjo minutę prarasti. Gal čia tu ir teisus. Tai yra, kad... Bet čia tas... Nes, ko gero, niekas nepasiliko. Niekas. Vieni anksčiau rodo, kad arti neįmanoma buvo važiuoti su hardais. Paskutinėse 1-2-3, paskutinėse 4-5 posūkiuose. Ten buvo beveik neįmanoma. Bet po to paskutiniams ratams jau pradžiuvo viskas. Gal. Aš čia filosofuoju apie 1-2. Aš dalinai džiaugiuosi, kad lenktynės vyko, kintamom lietaus sąlygom, nes šiek tiek mane išgąsdino tas paskutinis McLarenų ratas kvalifikacijai. 3 kvalifikacijos dalytas jau paskutinis. Šiek tiek išgąsdino. Dabar arti pusę sekundės. Dabar galima įtarti tik tais kol kas, negaliu to patvirtinti, galima įtarti, kad McLarenas turi biškį per didelę persvarą. Kaip ten... Džordžas Russellas pasakė, man atrodo, kad McLarenas sakė dabar tiek turi kišeniai, kad jie gali mesti visą resursą kitų metų automobilio kūrimui. Čia jisai, man atrodo, šiek tiek perdeda. Čia perdeda, gerokai perdeda, nes jeigu jie turi tą persvarą, tai jinai nėra tokia, kurią nepanaikinama tobulinant automobilį.
Bet mane šiek tiek gąsdina, nes jeigu mes Kinijoje pamatysim jų tikrą potencialą ir jeigu tai bus lengva pirma, antra vieta. Aš manau, kad mes Kinijoje pamatysim tikrą potencialą, bus sausa Kinijoje, bus saulėta, bus nei karšta, nei šalta, bus ten apie 21-23. Tai bet prieš laidą šnekėjom, šiandien, nežinau, ar žiūrovai... šiandien tai tada, kada mes įrašinėjom, sakykime taip. Neseniai FIA priėmė tokį potvarkį, išleido patikslinimą, kaip bus matuojamas galinio sparno tas judėjimas, taip vadinamas, kuris vis dar buvo... Ir čia tu kalbi ne apie patį sparną, o apie tas kraštinės detalės, kurios laiko ir ant kurių laikosi tas atidarinėjamas užsparnis. Taip. Tai long story short, Ir dar patikslinimui reikia priminti, kad kalbant apie būtent šitų detalių lankstumą, praeitais metais buvo generuojamas tas vadinamas mini DRS po Azerbaidžano McLareno atveju. Taip. Tai dabar vėl įtariamas McLaren, ten garsiai nešnekama, bet kame esmė, yra tolerancija 2 mm. Tai 2 mm jau labai mažai, nesimato. Labai mažai. Tai dabar pakeitė tą reikalavimą ir leidžiama tolerancija dabartinė 0,5. Bet čia kalbam ne apie tai, kad kadre tu pamatysi tą 0,5, o statinio testo 750 Nm spaudžiant. Turi būti tolerancija tik tai tokia. Tai vienintelė išlyga palengvinimas komandoms, kadangi jie jau pakeliu į Kiniją, grubiai tariant, arba jau Kinijoje. Tai vienintelis jiem papildomas tas, kaip lietuviškai pavadinti? Tolerancija. Papildoma tolerancija 0,25 mm. Tai vietoj 0,5, 0,75 galės tas tarpas, reiškia, sparnelis pasiduoti. Tačiau man abu rodikliai, ar 2 mm, 0,75 ar 0,5 yra kosmosas. Spaudžiant tokia jėga 750 Nm. Grubiai apie 75 kg. Tai yra daug, jo. Tai yra, suaugusio žmogaus svoris. Jo. Aš atsistoju ant to sparno ir... Tai tu ne ant viso sparno, tu tiesiog ant to kraštelio atsistoji. Automobilio rato užsukimo gale yra apie 120. Jeigu tu suki, tai kaip jis vadinasi, Newtonmetrinis tas raktas. Newtonų metrui vienam su metro pečiu. Jo. Petys metro yra daug. Bet 112 kg. Turbūt, jo. 12 kg, jeigu turi metro ilgio petį. Tai žodžiu, palyginimai. Bet visi jau žino, kad šių metų techninis reglamentas didžiąją dalimi pasikeitė būtent sparnų standumo testų matavimuose. Ir jisai, kas mane dar labiau glumina, kad jisai pasikeitė ne sezono pradžioj, o kažkada ten ar 7-ose čempionato lenktynėse įsigalios nauji sugriežtinimai. Ir ten visuose testuose ten, ir faktiškai grubiai 2 kartus mažinamos tos tolerancijos. Bus įdomu. Tai man tai yra keista. Tiesa, tu žinai, kad šitą per radiją galima bus keiktis, kai šnekė. Kai neoficialiam interviu, o radio pokalbį. Atsipalaidavo šiek tiek. Šiek tiek atleido tą vadelį. Okay. Gerai, tai apie lenktynės turbūt, ar turi ką nors dar apie lenktynės? Turbūt. Man atrodo, viską apšnekėjom. Visi esminiai momentai apšnekėti, rezultatas apšnekėtas, fastest lap, Albonas vėlgi tas pats, kuris... Vėlgi šitą iš tokių dalykų, kuriuos aš dar prisimenu, kaip šiek tiek skaudų epizodą, kai Gaslis, kuris važiavo taškuose, pačioje pabaigoje lenktynių, ar ne, jį tiesą jį spaudė. Bet jisai padarė tokią vėlgi klaidelę pirmam antram posūkį, kai jisai pagavo tos baltos linijos vandens, paslydo šiek tiek ir to užteko, kad vienas, paskui kitas ir jisai prarado taškus. Tai man šitas epizodas skaudus ir kitas epizodas skaudus, tai kad Tsunoda irgi ten apsisuko į žolės ir komanda, kuri atrodo turėjo 2 automobilius vos ne 10-tuke, nes tas... Hadžaras 11, man atrodo, kvalifikacija.
Tai turėjo potencialiai vos net 2 automobilius galinčius iškovoti taškų. Na gerai, Hadžaras tą galimybę anuliavo dar neprasidės lenktynėm, bet Sunoda galėjo tikrai atvežti ir žiūrint į tai, kaip viskas vyko, jis galėjo 5 ten, ar gal 4 net būti ir panašiai. Tai tas 2 gana skaudus epizodai, kai žmonės galėjo paimti ir nepaėmė. Ir dėl to toks Lensas Strolas. Lensas Strolas, jisai tiesiog suvažiavo lenktynės. Jisai tiesiog atvažiavo. Tai yra, nepadarė klaidų. Jisai, nežinau, ar jis tą suprato, ar jam pasakė, kad būk drausmingas, kad prioritetas drausmė. Lygiuot ramiai. Ir jisai tą padarė. Čia ir to sunku ginčytis. Taip. Ir labai smagu, kad tos visos nesėkmės kitų varžovų padėjo Albonui ir tokiam Hülkenbergui. Nes Kik Zauber, kaip jinai vadinasi, Kik Zauber Ferrari, sakykime taip. Steak Kik Zauber Ferrari, jie gavo 6 taškus, tai yra daugiau negu praeitam sezonui. Ir žinai, Hülkenbergas turėtų jais ypač džiaugtis, nes gali būti, kad jam galimybės parodyti geresnį rezultatą už Bartoleto sezono eigoje, ko gero tik mažės. Taip. Nes jeigu aš Hülkenbergą bent jau žinau kaip žmogų, kuris sugeba neblogai gerai, lyginant su jo komandos draugais. Bet lenktynėse dažniausiai... Jisai gana geras kvalifikuotojas yra. Ir jeigu Bartoleto jį naujokas atėjęs į komandą beveik nepažįstamoje trasoje, ar ne, ima tvarkyti Hülkenbergą, tai reiškia, kad Bartoleto tai bus kietas riešutėlis tikrai. Taip. Ok, turim turbūt, pereinant prie Kinijos, turim vieną klausimą, kur uždavė mums Uncle Nerox. Toks one-off klausimas. Kaip manote, kuri trasa yra pati nuobodžiausia ir nieks nepasigestų, jei jos nebūtų, sąrašas iš šių metų sezono? Ar tu turi kokią nors trasą iš šių metų sezono? Žinau, kad aš tokių gal turiu daug, bet kai man užduoda tokį klausimą, tai aš pasijuntu interesų konflikte, nes aš lyg tai norėčiau, kad visiems patiktų viskas. Bet tada pabandykime atsakyti dvies. Aš pabandysiu atsakyti už abu. Realiai, būdami politiškai korektiški, mes galime pasakyti, kad kažką iš naujų trasų, kur per daug asfaltinių nuvažiavimų ir kur bet kokia klaida, netgi didelė, nieko nekainuoja lenktynininkams. Anti-Albert Parkas. Nes Albert Parke matėm kiek kartų. Tai žvyras, tai žolė, viskas, viso gero, tu laisvas. Bet tokia trasa, kaip kažkada buvo Paul Ricaras, kur ten jį testinė, kur visur asfaltas, kaip Silverstone'as atnaujintas galbūt kažkas tai. Bet grubiai tariant, daug naujų trasų yra tokių, arba tokių, kur nėra vietų lenkti. Žinai, aš ko gero prie tokių trasų, kurios man... Aš nieko neprarasčiau, jeigu jūs dingtų, tai būtent ta trasa, kuri pasidarė dabar labai populiari, dėl to, kad ten ir prisezoniniai testai vyksta. Bahreinas. Trasa apie nieką, nei vieno greito posūkio, ten nieko nėra. Ta prasme. Sunuobodėjusi. Visai nuobodi trasa. Bet kažkada tokia buvo Barcelona, beje, irgi dėl tų pačių testų. Sakai, ten viskas vos nevykdavo. Taip. Tai turbūt atsakėme klausimą ir dabar važiuojame į Kiniją. Kinija, Šanchajuje pirmą kartą lenktynės vyko 2004 tolimais. O, tai jau 21 metai. Jo, bet buvo tarpas, jeigu prisiminsim 2020, 20, 21, 22, 23 nevyko tos 4 metus, tai iš viso kiek čia 16 ar kiek. Ir ten pergalių... Kas tik tai neturėjo. Pirmą pergalį turėjo Barrichello, pato turėjo Alonso, Schumacheris, Raikkonenas, Hamiltonas, Vettelis, Buttonas, Rosbergas, Ricciardo ir Verstappenas. Daugiausiai iš dabartinių, tai Hamiltonas yra nugalėjęs 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartus berods. Tai trasa, kurioje, kaip sakyt, jeigu kokias charakteringas vietas prisimeni, tai man 2 dalykai, gal 3 iš karto taip prieš veidą. Visų pirma, tas pirmas posūkis, kuris
niekada nesibaigia ir jo radiusas vis mažėja. Tu atrodo liktais į spastus, eini. Tai viena vieta. Vėlgi, jinai leidžia starto metu, kai visi labai arti vienas kito, ten visokių oportunistinių variantų. Vieni bando ją dalinti 2 posūkius, kiti į 3. Bet ten galima kiek nori pridaryti posūkių. Tai ir vėlgi tas posūkis man įstabus yra tuo, kad į jį žmonės atvažiuoja iš tiesiosios ir pradeda posūkį važiuoti dar nestabdę. Taip. Kad žmonės pradeda stabdyti posūkyje, jau posūkyje. Tai sakyčiau, šita vieta yra tokia, įsimintina. Kita vieta įsimintina, ko gero, yra ta labai ilga tiesioji. Galinė, taip vadinama. Jo, ta, kurioje labai... Boemi, kur stabdė ir 2 ratai atšoko. Jo, kur yra, labai lėtas posūkis gale. Tai aš sakyčiau, kad sveika vieta, kadangi ten galimi ir natūralūs, ir kvaili, ir absurdiškos situacijos. Ir apsisukimų, kiek ten būna. Jo, tai ta vieta man akise stovi. Ir dar gal tas įvažiavimas į boksus toksai, nes aš prisimenu, kaip Hamiltonas per lietų. Hamiltono titulas. Kai jo padangos buvo iki korto nugraužtos ir jis ten bandė dar įvažiuoti ir išvyra. Va čia buvo naujoko klaida, pirmas sezonas. Čia buvo naujoko klaida. Bet ne, tai nėra reikšminga vieta, bet aš ją prisimenu būtent dėl šitų įvykių, matyt. Jo, dėl paties įvykio. Bet vėlgi, jeigu kalbant apie charakteristikas, tai ko gero ši trasa jau grubiai atspindės pajėgumą bolidų. Žymiai labiau negu Australijoje, netgi jeigu Australijoje būtų sausa. Todėl, kad jinai turi ir lėtų posūkių ir stabdymų iš didelio greičio į labai mažą epizodų ir vidutinio greičio posūkių ir posūkių keičiančių radiusą savo netgi, ir vėlgi posūkių turi, kurie seka vienas po kito. Tai yra krypties keitimo posūkių. Kažko filosofiškai Stambulo trasą, neprimena filosofiškai, kur turi visokių tokių kompleksinių sprendimų. Tai trasa yra tikrai tokia neužknisanti. Gal užknisantis tas vaizdelis, kai ten ore galima kirvį vos nekabinti, žinai, ten tas smogas, tas visas. Ir aplinkui ta nykinė tokia, žinai. Dabartinė orų prognozė rodo, kad bus saulėta, reiškia, ne pilkai saulėta, o žydrai saulėta. Okay. Tai pabandysim tuo įsitikinti šeštadienį, penktadienį, sekmadienį. Ir ką mes dar tada turim, kuo ypatinga ta trasa apšnekėjom turbūt, laimėtojus apšnekėjom arba paminėjom. Kada ją užasfaltavo paskutinį kartą per naują? Neatsimenu. Kažkada ten buvo tie darbai atliekami. Buvo kažkada. Tai čia visai nesenai turėjo būti. Jo. Nepaminu, kad nesupainėt. Žinau, kad praeitų metų lenktynėm buvo kažkiek tai dalis atnaujinta. Kažkas, bet gal. Nes, kad nesupainėt, žinau tikrai, kad šiemet Vengrijoje bus viskas nauja. Ir boksai. Tu ten siuntėjai nuotrauką. Mat, kai ateisim iki to laiko, pamatysim, kas ten bus. Nes didžiuliai, jeigu nežinot, paguglinkit, Vengrijoje didžiulės statybos vyksta. Galų gale. Tai dabar kągi, einam prie prognozių gal, kadangi jau baiginėjom turbūt mūsų epizodą. Praeitą kartą jūs čia spėjot su Laurinu ir mane, ačiū, kad įjungėt iš Turino muziejaus, aš ten bandžiau per tos halasus ir garsus įrašyti kaip įmanoma. Su dukros pasiskolintam ausinėm, nes savo pamiršau, tai kažkaip pavyko. Tai jeigu pasižiūrėsim rezultatus, Arūnas atspėjo Noriso kvalifikacijos poziciją, greičiausią ratą Norisą ir overall surinko 7 taškus. Aš surinkau vos 2, neatspėjau nieko, bet kai kur tik tai pataikiau ten, kad pas mane Norisas lenktynėse antras įrašytas, jisai laimėjo ir kvalifikaciją irgi rašiau antrą, o jisai buvo ant polo. Ir Laurinas, kuris buvo mūsų svečias, surinko 4 taškus. Na, žinai, pridėliojęs pri Verstappenės. Tai jisai šaunuolis, jisai vis tik, jisai suprato, kad... Safe bet. Jo, tai čia safe bet. Šaunuolis. Bet aš visiškai nei džiaugiuosi, nei didžiuojuosi kažką atspėdamas, nes dažnai aš atspėdamas, aš argumentacijų galiu rasti bet kam. Tai,
Nes tai yra vis tiek toks... Čia pagyvina mūsų, žinai, sezoną ir bendravimą. Tai kadangi Kinijoje dabar bus savaitgalis sprintinis ir... Taip, sprintas. Taip. Ir šiemet bus, to aš pažiūrėsiu, jeigu aš gerai atsimenu, šiemet bus 6 sprintai, to aš pabandysiu juos pavardinti. Taip, bus 6 sprintai. Sprintas bus Kinijoje, Majamyje, tai 1, 2, 6 etapas. Tada bus didžiulė pertrauka ir bus tik tai 13 Belgijoje. Tada vėl bus didžiulė pertrauka ir į galą United States, San Paulo ir Kataras. Okay. Tai va, turėsim 6 sprintus, kas yra, kas mėgsta, yra, kas nemėgsta, bet yra kaip yra. Tai spėjant sprinto nugalėtoją, aš jau pamatęs ne tik testus, bet ir šeštadienį Australijoje, nes pagal sekmadienį negalima spėti, rašyčiau Piastri į sprintą, nes jis yra tas, kuris praeitais metais per sprintus ir iškilo, sakykime. Jisai toksai, jisai apie tai, kad sustartuoti ir greitai lėkti, daugiau negu strateguoti. Tai manyčiau, kad jo galėtų būti sprinto sakyčiau, pergalė. Labai sunku nuginčyti tavo pasirinkimą. Pažiūrėsim, kaip bus. Tada kvalifikacijų manau, kad Norrisas bus pirmas, o Piastri antras, nes Norrisas sugeba visgi išspaust kažkaip labiau iš automobilio tas 0,0 kažkiek tai. Ir čia trečioje vietoje aš dar vakar įrašiau Verstappeną, bet dabar nežinau. Paliksim, gal kvalifikaciją paliksim. Aš po testų rezultato aš maniau, kad Red Bull yra 3 arba 4 pagal greitį. Ir aš iki šiol turbūt taip ir manau. Čia Verstappenas duoda tam Red Bullui papildomą greičio, bet pats automobilis aš neteikiu, kad jisai yra... Jisai neduoda papildomo, bet jisai sugeba paimti to automobilio potencialo dalį. Tai įrašykim ten Verstappeną į Q3, Fastest Lap, manau, Norris, irgi safe bet, ir tada lenktynėse, tikėtina, jeigu viskas bus greitai, irgi Norris Piastri, o 3 aš labai norėčiau, kad kažkaip šiemet aš palaikau Hamiltoną, niekada nebuvau, nei aš buvau Ferrari arba jokios komandos fanų, aš niekad nebuvau, aš visą laiką buvau Raikkoneno fanas. Tai kadangi jo dabar, jo nėra, tai aš galiu laisvai tą sakyti. Bet man kažkaip Hamiltonui norėčiau palinkėti, kad jisai atvažiuotų 3 vietoje. Ferrari Kinijoje nėra tokie sakykime, greiti, arba istoriškai paskutinius keletą metų žiūrint, bet Hamiltonas yra. Tai todėl aš įrašau į 3 vietą. Man dabar labai sunku bus kažką modifikuoti, kad nebūtų toks pats spėjimas, bet tavo labai artimas pasirinkimas tam, ką aš galėčiau. Nebūtina keisti. Gerai. Padarom taip, kad aš mesiu kiaušinius į vieną krepšelį. Tarkim, sprintą laimi Norrisas. Okay. Kvalifikaciją laimi Norrisas, 2 Maxas, 3 Piastris. Ir greičiausias ratas. Gerai, Norrisas. Ir lenktynės Norrisas. Aš nenoriu, kad tai būtų visiems deklaruoju. Aš nenoriu, kad mano spėjimas realizuotųsi. Taip, lenktynėse 2 vieta, gerai, Maxas. Ir 3 Antonelis. Čia tai įdomu. Duokim jam avanso, taip sakant. Labai įdomus spėjimas. Man atrodo, nebuvo jo niekad niekur. Nebuvo nieko tokio, netgi tokio lygio. Kas žadėtų tokią nesąmonę. Bet čia bent jau nestrolas. Jau. Taip. Tai ką, šiam kartui turbūt tiek, priminsim turbūt mūsų draugam, žiūrovam. Kad mes turėsim, ko gero, visą sezoną, ar ne? Kad mes turėsim, ko gero, visą sezoną, kad ypač dabar pradžioje kiek 3 etapai iš eilės eina, jo? Ne iš eilės, 2 iš eilės. Ir paskui Suzuka po pertraukėlės mažos. Bet tokių 3 etapių turėsime šį sezoną. Taip, tokia 24 lenktynės. Tai sekit mus, sekit. Ir žinoma, mums
visą laiką įdomu klausimai, kurie jums kyla. Jūs nesivaržykite juos rašyti, nes manau, kad negali būti kvailo klausimo, gali būti kvailas atsakymas. O jeigu jums kažkas, įdomu, jūs norėtumėt sužinoti, tai yra labai didelė tikimybė, kad tokių žmonių yra daug daugiau ir atsakydami jūsų klausimą ir mes galbūt kažko išmoksim ir mūsų auditorija kažko išmoks. Kaip jau buvo mūsų tam debiutiniam sezonė arba pussezonė arba trečdalio sezonė. Tai like, subscribe, share ir spauskite patiktukus, dalinkitės, prenumeruokit. Ir išversiu iš baltarusių kalbos. Ir iki po Kinijos. Iki po Kinijos. Pasimatysim po savaitės, grubiai. Labai paprasta, kol kas. Pradžiai. Iki. Ačiū, ate.